Labas rytas. 6:10 galbūt. Labai šlapia naktis buvo, šalta naktis. Kažkaip netgi su termo rūbais buvo ne taip lengva miegot. Kažkaip neapsirengiau, nors rūbų yra. Tai šiandien laikysimės plano. Bandysime paplaukti kokias 3 valandas į kažkokios pastogės, nes šiandien nusimato rimto lietaus. Bet jis bus toksai irgi poros valandų kažkur. Kažkur reikės surasti vietą, kur pralaukti sausai ir tada judėti toliau. Sakome ate stovyklavietė, sakome ate šeimininkiai, kuri mus taip gerai priėmė. Po truputį neaukštasi. Nežinau, kiek mes to laiko turim, dabar yra po 7:20. Atrodo, kad porą valandų tikrai turim, bet kaip bus, pažiūrėsim. Dabar yra tikslas susirasti kažkur stogą, kad būtų galima ramiai tą lietų išlaukti, kuris čia bus. Šiandien saulytės nėra, yra šalčiau, tenka su džemperiu. Pasirodysiu gal už save šiek tiek. Šiek tiek veidas jau yra padegęs. Vakar teko teptis netgi kremu nuo saulės trumpam. Tiksliau ne kremu, o tuo nuo nudegimo, nes jau taip rankos ir sprandas biškį padegė. Bet dabar rytas viskas normaliai, tai nežinau. Šiaip per šitas 2 dienas mes nuplaukėm kažkas apie 80 km. Tai yra viršėjom savo planus stipriai. Na, kadangi aukštas vanduo, didelė srovė, tai gerai plaukėsi. Na, va, turime ir tokių atodangų. Ateity nusimato gražesnių dalykų, na, bet ir į tokį, kol kas visai gražu pažiūrėti. Čia toks visas lankas žiūri, atodanginis. Vis dar nelyja, vis dar ir klojam. Iki Velėnos miestelio visai nedaug čia yra, 1,2 km. Blogiausiu atveju tiltas, geriausiu gal kažkas geriau, pažiūrėsim. Gal prie tilto kažkokia stovyklavietė bus su stogeliu, bet tada būtų iš vis idealus variantas. Oras apšalo. Bet užtat paukščiai atsigavo, toks įspūdis. Kažkaip labai pradėjo jie čia stipriai savo dainas leisti. Jo. Aišku, reikėjo šono prisiparkuoti. Pasidėsiu čia koją, aš perlipsiu. Sausa jau gal tam? Normaliai.
ačiū, jau gerai. Gerai? Gerai. Lietus lyja, bet mums zin. Mes va po tiltu stovim. Laiką apsiskaičiavom žiauriai gerai. Tik tai atsistojom, batus persivėm, galvojom dar išeisim kažką čia pasižiūrinėti, bet kad lyt pradėjo. Tai žodžiu, pusryčių nebuvo, tai dabar bus pusryčiai. Pietus ir vakarienė. Pietus ir vakarienė. Nežinau, kiek čia, 2-3 valandas kažkas turėtų lyt, man atrodo. Ir turėtų stiprėti. Jo, ir daug turėtų būti lietaus. Na, gerai, vandens. Šiaip jo ir taip užtenka, bet nepamaišys. Tai va, tokia ta dienelė. Gerai, kad viskas, kaip sakyt, susidėliojo taip gražiai. Nu ką, einam pasižiūrėti į tą Velėną. Nedidelis miestelis. Išmesim šiukšlės, prisikaupė maišiukas jau. Pietų suvalgyti. Lietus baigėsi. Žiūrėsim, kaip čia toliau. Šilumos ne per daugiausiai, bet iš esmės vėjas nestiprus, plaukti galima. Atėjome prie bažnyčios ir pradėjo lyt. Sakom, gal kitą lietų reikia bažnyčiai pralaukti. Turiu daug įtarimų, kad jinai nėra veikianti. Bet šiaip stebina, kad tokiam mažam miestelį tokia didelė bažnyčia yra. Galbūt kažkada buvo didelis miestelis. Na, eisiu paklebinsiu duris, bet daug vilčių neturiu. Ai, žiūrėk, yra Latvijos valsts architektūros pamineklis. Jo, pamineklis. Na ką, pakuojamės viską. Lietutis toksai šiaip savo lauksim, nes nu, kiek čia patokiautų gali būti. Jisai turėtų baigtis gal apie pirmą. Bus proga išbandyti savo nusipirktą vat neopreninį sijoną. Dar nei karto aš jo nesidėjau. Bet šiaip tai pagal kainą turėtų būti geras. Pažiūrėsim, kaip bus. Turim kabantį tiltą. Jonai, tau linkėjimai. Bet kažkaip nežinau, tu sakei, kad tik vienas yra tiltas, bet man atrodo, kad jų yra daugiau. Bent jau porą matėm, kad jis liekanos yra likę. Bet jeigu aš neklystu, čia nėra pirmasis kabantis tiltas. Lyg tai dar kažkoks tai buvo. Na, kadangi orelis toksai, tai kiek to gal, nelipsiu, nepasivaikščiosiu. Turime dar vieną hidroelektrinę, šiandien pirmąją, tačiau iš 2 kilų dar vieną. Nu tai va, vaizdelis toksai. Jeigu kam reikia dušo, atvarykit. Čia uždaryta viskas. Mes bandysime leistis kažkur čionais. Aišku, nėra čia tokių super krantų. Pakankamai čia šitas išvis neperspektyvus, nebent tenais. Nu, žodžiu, nėra kito varianto kaip ir čia. Jesas įveiktas. Iš tikrųjų, bjaurokas labai nusileidimas buvo. Kažkokie krūmai iškirsti, bet iškirsti labai aukštai, ten tokie stagarai skyro. Tai kažkaip nelabai maloniai, bet susitvarkėm Jesą. Už 2 kilų kita Jes. Žodžiu, atplaukėm dar prie vieno Jeso. Ten kažkoks yra griovelis. Gediminas nuėjo pažiūrėti, ten kažką įmanoma padaryti. Tai į tą nereikia plaukti. Kol kas sėdžiu baidarį. Pažiūrėsim, kokia čia strategija. Antrasis šiandien Jesas iš 3. Eina savo.
Padarėme šitą hesą. Eina savo. Bet pavargom čia. Į tokį mauryną mešlyną reikėjo lipti. Nu bet gerai, kad biški oras atšylo, galima jau striukę nusirengti. Dabar vėl 5 kilai upėse, vėl hesas paskutinis jau šiandien. Nu, būna ir tokių tiltų gaujai. Ką žinai, reikas nors taisys. Bet trosai likę tai. Ten iš esmės prikalt lentas. Tik klausimas, kas jo vaikščios. Nes čia tiek mažai gyventojų tik laukia. Nu, žodžiu, čia paskutinysis trečiasis tipo hesas. Bet čia senai jau nieks nieko nedaro. Viskas tuščia. Bet užtvanka yra likusi. Su šita kažkaip gan greitai, bet taip nelabai patogiai, va, per tokius akmenis šiandien, nu, taip nelabai malonu. Aš jau galėjom sugalvoti lentas pasidėti. Šitas. Šiaip galima. Nu. Lentas pasidėti. Čia, ložavietė. Ten irgi biški šniokščiai. Vykom į poilsio zoną Seravots. Ką mes čia turim? Yra laužavietė, tūlikas ir šaltiniai. Tai mes pasipildysim savo vandens atsargas. Oi, tą medelių, tai jau žiūriu, neilgai belikę. Prie šaltinių vat ir tokią stovyklavietę. Nu ką žinau, žiauriai gerai, bet taip nelaiku jinai. Bet vaizdelis koks. Teoriškai iš vis gali palatkę pasistatyti ir... Nu taip nelabai čia gal gerai, bet... Nečiuošinu šitą. Plemba, aš tai visai norėčiau likti čia. Šiukšlėm atsikratyta, valio. Šiaip palatkiam nežinau, nelabai vietos. Va ten, va, turbūt nebent, va. Jo, tu čia pastatys ir viskas. Žiūrėk, erkės. Ercės. Čia žinok, apie šitą šaltinį rašo, kad jis turi kažkokį specialų skonį. Tipo, kas paragauja, visi įvertina. Reikės paragauti. Kur šis skaitai? Nu, angliškai yra. Ai, o latviškai išmokai? Ne toks aš protingas. Pažiūrėk, klausyk, čia matai žiemą, kai būna, irgi neužšalusi. Nu. Žodžiu, laužą užsikūrėm. Šiaip ten įsikūrėm, bet kad neturim ant to laužo ką kept. Pasirodo, pasižiūrėjau, už 3 kilometrų yra parduotuvė miestelėje Lėciems. Ir netgi kelios yra. Tai jau tokioj vietoj esant, kuri yra laužavietė su grotelėm ir visa kita, na, nu, kažkaip nežinau, būtų nuodėmė neįsikept kažko skanaus. Tai žodžiu, aš žygiuoju į parduotuvę. Gedas liko
susitvarkys su malkom ir su daržovėm. Na, manau, porą valandų ir aš turėčiau būti vietoje. Gal dar pavyks kažką ir pakeliui nufilmuoti įdomesnio. Artėjau prie Lėjaciems. Kaip sakiau, jau yra porą parduotuvių, į kurias reikia užsukti. Gal užteks ir vienos, pažiūrėsim pagal situaciją. Tai čia dabar tokiu šiek tiek lanku reikėjo apeiti, nes nėra tikraus kelio. Jeigu po tiesumais, tai va taip per mišką. Bet čia dabar vėl išeisime prie Gaujos. Ten yra automobilių tiltas. Ir per jį aš pereisiu, nes reikia į kitą pusę keltis. O ką, latviškas peizažas. Nieko labai naujo. Pažiūrėsim, kas miesteliai gal yra, kas įdomaus. Grįžau prie Gaujos. Pažiūrėsim į upę iš kitos perspektyvos. Perėsim per tą tiltą. Na, o ten tas yra miestelis, į kurį man reikia patekti. Na va, Gauja nuo tilto, vat ir kaip puikiai matosi, kiek ji buvo pakilusi. Jau dabar senka vanduo. Bet vėlgi sutikau žmogų vietinį. Sako, oi, daug vandens dar iki kiaušio yra. Jau pasirodo buvo dar daugiau. Na, negali būti tiek daug to vandens visą laiką. Paskui jau iš kitų pusės jau ir pati upė stipriai praplatės. Ir jau nebus tų problemų, kad reikės ten kažkur seklumose strikti ar ten dar kažką daryti. Šį kartą pas mane kelionė gaunasi tokia be brūzgynų, kas buvo visą laiką įprasta. Nes pirmą dieną pradėdavau nuo ten, kur iš esmės nieks neplaukė. Šį kartą kažkaip su aukštu vandeniu galėjom dar toliau pradėti, bet kiek to jau. Kai ta upė yra virš 400 km, tai iš tikrųjų, na, gal užteks. Galima ir be brūzgynų. Plius nauja baidarė mano, tai iš tikrųjų reikia pažiūrėti, kas su ją kaip. Pasikrikštėjom už vakar upėje. Pas Gedą YouTube'ai turbūt matysit, kiek jis ten filmavo, aš tai nefilmavau. Jis reikėjo ir sugaudyti ir baidarę, ir irklą, ir paskui ją ištemti, na, žodžiu. Ne iki to man buvo, kad traukčiau kamerą ir filmuočiau. Čia viskas baigėsi gerai, nieko aš tai nepamečiau, praktiškai nieko. Tai, kaip sakant, gavau gerą pamoką, kaip reikia plaukti aukštu vandeniu. Ir ko geriau nedaryti. Atėjome į Lėjaciems. Taigi parduotuvės visai šalia, va, tai netgi čia, nežinau į kurią eiti. Ar į Lats, ar į Mini Top. Turbūt eisim į šitą. Pažiūrėsim, kas ten yra. Jeigu nieko nėra, eisim į kitą. Autobusų stotelę. Miestas pustuštis, gatvė savo einu. O, gandro lizdas. Na, pavyko puikiai apsipirkti. Dabar tą visą gėrį parnešti atgal reikės. Kažkaip. Žiūrim, kokį man čia kelią siūlo, man čia biškį siūlo kitokį. Nu, bandysime į tokį, tikiuosi, kad ten viskas gerai su juo bus. Man kažkaip kelia abejonių tas kitas kelias. Gal nerizikuokim. Grįžinėjau per puikų pušyną. Labai faina. Tik tai debesys kažkokie tokie neaiškus. Tai tikėkimės. Ai, ko aš čia parinuosi? Jeigu listigi mes pavėsinę turim. Ten telpa dvi palapinės. Žodžiu. Oi, nelengva. Pripirkau pilną kuprinę. Atboginti ją 3 kilometrus
yra ką. Na, bet kaip sakant, kažkada bus atpildas už tai. Įsikepsim, oi, bus skanu. Pirštus nukandžiosim. Nu, ko ant to stovyklautojų? Kas? Nu. Suvaikščiau, eik tu savo. Jeigu šitą diržą matai, suprask. Matau, įtempęs normaliai. Na, po tokio atnešimo, nežinau, čia turbūt buvo susukti 8 kokie kilai, ne 6. Reikia įsimaudyti, nes jaučiu, kad yra tas kvapas ir šiaip kažkaip man pačiam nelabai. Maudimui laikas, nu toksai, kaip sakant. Toksai su klaustukais, bet reikia ir norisi. Na ir viskas, įsimaudyta, atsigauta. Ai, dabar jaučiuosi kaip žmogus. Šiaip vanduo tikrai, ką žinau, gal kad čia yra vėsų, bet vanduo 14 gal kokių, 15, nežinau. Nėra tai baisu, aišku, neplaukiau, nes numatot, čia kokia srovė, kažkaip nesinori. Jeigu yra išeikvota, tai čia, žodžiu, šitoj vietoj kranto linija ten baigėsi, aišku, ten tokie nelabai malonūs akmenys, bet užteko iš tikrųjų. Super. Nu, žodžiu, šiandien pilnas komplektas visko. Aš įsikoju pasitepsiu ir kaip iškėmės. Iš karto kojas, kai stiklis įsilydė. Ne, juokaujantis. Žinai, kas yra blogiausiai? Gali išlydyti stiklą. Ten karšta, eik tiesiog. Ne, čia kur dabar tai normaliai. Labas vakaras. Jau esu palapiniai. Žiauriai gerai pasėdėjom, skaniai pavalgėm, pavakarojom šį kartą. Trumpas lietutis buvo užklupęs, bet kažkaip tai liovėsi, rytoj graži diena bus. Diena prasidėjo be pusryčių. Plaukiam, pradėjau pralaukėm lietų, bet viskas baigėsi gerai, radom puikią stovyklavietę iš tikrųjų. Reikia eit miegot. Tai ką, visiems labanakts.